Mėly kolegos, visas krikščioniškas pasaulis rytoj švęs šventas Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimtadienį. Na ir manau, kad mes prisijungdami prie to, kaip tikri krikščionys, suprantame, kad Kalėdos sutinkamos atvira širdimi, apsivalius, susitvarkius, su pilna ramybė ir džiaugsmu. Tam žmonės naudoja atgailą. Atgaila tai yra toks procesas, kada prisimenam, ką negero esam padarę, prisimename, ką apgavę, dėl to išpažįstame savo klaidas, po to atsilyginame už tai, atsiskaitome, kai sako žemaičiai, atsirokuojame, žinoma, gailimės ir pažadam daugiau taip nedaryti. Aš irgi taip pat, kaip tikras krikščionis, pagalvojau, ar aš tikrai viską čia padariau, kad galėčiau ramiai dabar sutikti Kalėdas ir naujosius metus su ramia sąžine. Ir pagalvojęs, tikrai manau, kad turiu ką prisipažinti ir paprašyti man atleisti. Na, visų pirma tai, kad ne viską padariau, kad Lietuvoje pakaktų tiesos ir teisingumo. Tikrai ne viską padariau, kad Lietuvoje įsigalėtų tikroji sveikatos sistema ir kad pagaliau jinai būtų atskirta, kaip sakė didysis Vidūnas, mąstytojas, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Ir čia ir pasakė jisai, kad turi būti viena sistema gydomosios medicinos, o kita sveikatos tausojimo ir stiprinimo. Apie ką svajojo Vidūnas, bet mes niekaip šito negalime padaryti. Ir aš tikiuosi, kad kitais metais mes sugrįšime prie Vidūno ir tą kartu tikrai padarysime. Ir kalbėdamas apie tai, ką dar reikėtų prisipažinti arba dėl ko gailėtis, tikrai ne viską padariau, kad suprastumėm, kad investicijos į mūsų sveikatos sistemą yra keleriopai kartų efektyvesnės ir naudingesnės negu investicijos į gydomąją mediciną. Tikrai ne viską padariau, kad spręsti problemas dėl to, kad žmonės stovi eilėse prie daktaro ir kaltinam už tai mediciną. Ne medikai kalti, kad mes mėnesius laukiame. Mes patys turim prisipažinti, kad ne viską padarėme, kad būtumėm sveiki ir laimingi. Ir manau, kad kitais metais svarbiausias darbas, kurį aš norėčiau padaryti ir prašyčiau jūsų ateiti į talką, kad atskirtumėm ir sukurtumėm šalia ligonių kasos sveikuolių kasą, kuri rūpintųsi, kad žmonės būtų apšviesti ir kad būtų už tai skatinami, kad rūpinasi savo sveikata. Ir pažadu, kad ką galėsiu, tą kitais metais viską padarysiu. Na, o svarbiausiai, linkėdamas naujųjų metų, noriu palinkėti visiems tapti tikrai sveikuoliais. Kaip Vidūnas matė tikrą sveikuolį? Vidūnas manė, kad sveikuolis tai yra tas žmogus, kuris kiekvieną mielą dieną savo kūną, sielą ir dvasią giliu tikėjimu, darbštumu ir kantrybę grūdina, sotina ir apvalo vardan darnos Dievuje, savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Linkiu būti tokiais sveikuoliais ir svarbiausia, ką norėjau pasakyti, noriu pakviesti tapti Lietuvos rekordo bendraautoriais. Vasario 10 dieną į Palangą renkasi visi sveikuoliai ir švenčia 30 metų nuo tos dienos, kai pirmas iki jie pasiryžo pasauliui pateikti Gineso rekordą. Ta diena į Baltijos jūrą vasario mėnesį pasinėrė 1680 dalyvių. Jūs visi vasario 10 dieną atvykę į Palangą galite tikrai užsidėti marškenėlius. Aš esu Lietuvos rekordo bendraautorius, nes mes turime tą rekordą sumušti ir galime tai padaryti, nes mes tikrai esame tvirta, sveika, drąsi valstybė. Būkit sveiki visi, laimingi, sveikų ir laimingų naujųjų metų. Sėkmės.